Sveiki! Pristatau Jums modulį, kurio pagalba iš sistemos galėsite perduoti sąskaitas klientus išieškojimui, jeigu klientai su Jumis neatsiskaito už paslaugas ilgesnį negu numatytą periodą. Kaip tai atlikti, ką reikalinga padaryti, kad tai galėtumėte įvykdyti. Keliaujame į modulių sąrašą ir modulių skiltyje susirandame modulį e-skolos. Jį reikalinga įdiegti. Taip pat reikalinga ir registracija e-skolos LT puslapyje, kad galėtumėte gauti prisijungimo duomenis, tai yra viešąjį raktą ir slaptažodį iš API duomenų skilties. Jeigu jau esate registravę ir nematot API skilties e-skolos paskyroje, tai prieš suvedant duomenis spustelkit registraciją e-skolos mygtuką, tai arba užsiregistruosite, arba aktyvuosite būtent API duomenų atvaizdavimą. Duomenis e-skolos LT paskyroje rasite mano duomenis skiltyje, API prisijungimo duomenis bloke. Suvedus duomenis paspauskite atnaujinti ir nuo to momento, kai statusas yra įjungtas, bus galima atlikti perdavimą į e-skolos LT puslapį. Tolimesni žingsniai. Keliaujame į sąskaitų sąrašą ir išsifiltruojame tas sąskaitas, kurių tipas yra vėluoja apmokėti. Vėlgi jūs galite nusistatyti, nuo kurios dienos jūs jau norit perduoti, gal turit ir didesnį toleravimo periodą, tai paspaudžiame pasirinkus ieškoti ir varnelių pagalba pasižymime, kurias sąskaitas bandysime eksportuoti. Svarbus akcentas, kad rekvizituose tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi turėti kiek įmanoma daugiau duomenų. Tai įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas, kontaktiniai duomenys. Su fiziniais asmenimis privaloma bent kažkuris kontaktinis yra duomuo, kad būtų galima atlikti perdavimą. Pasirenkame sąskaitas ir masinių veiksmų pagalba pasirenkame eksportuoti sąskaitas, paspaudžiame taikyti. Formatą pasirenkame e-skolos sistemai. Paspaudžiame formuoti. Eksportas, kol bus įvykdytas, tiesiog jūs galite atlikti kitus veiksmus. Kai jau bus eksportuota sėkmingai, jūs matysite tiek ir paskyroje, sąskaita 123 paskyroje galimybę pasirašyti sutartį, nukreipimas įvyks į e-skolos LT paskyrą, lygiai taip pat jūs gausit ir laišką, per kurį galėsite atlikti pasirašymą. Tai žinoma, patogiausias būdas yra per nuorodą pačioje paskyroje. Nuo to momento, kai jūs jau pasirašysite sutartį ir perduosite skolą išieškojimui, jau visos atsakomybės pereina e-skolos LT ir jie jau atliks darbus už jūs. Sąskaitos statusas pasikeis į perduotą e-skolos sistemai ir jeigu per 24 valandas nepasirašysite sutarties, statusas grįš į neapmokėtą ir toliau galėsite kiek vėliau atlikti perdavimą. Akcentuojame, kad e-skolos LT taikys ir komisinį mokestį, tai įsivertinkite, bet kokiu atveju jums yra patogus būdas, efektyvus būdas atlikti perdavimą ir su mažai pastangų susigrąžinti pinigus, kurie niekaip nepasiekė iš kliento pusės. Tai gero naudojimo, kilus klausimam kreipkitės.